Įsidarbinimo portfelis tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šioje pamokoje sužinosite, kaip naudoti trigubo vertinimo rezultatus, kad sustiprintumėte savo poziciją pokalbio dėl darbo metu. Įsidarbinimo viza yra puikus įrankis, kuris naudojamas Belgijos vidurinėse mokyklose. Šiose mokyklose taikomos Valonijos ir Briuselio švietimo sistemos. Šį įrankį, sukurtą Kvebeke, sudaro kelios sudedamosios dalys, skirtos paruošti jaunus žmones darbo rinkai. Svarbus įsidarbinimo vizos elementas yra trigubas socialinių ir profesinių įgūdžių vertinimas, paprastai vadinamų minkštaisiais įgūdžiais. Pirmajame įsidarbinimo portfelio modulyje išsamei paaiškinta, kaip tai padaryti. Reikalingi 3 vertinimai. Vienas iš įmonės atstovų, antrasis iš praktikos mokytojo, trečiasis iš pačio mokinio. Vertinamas atliekamas naudojant Google formas. Atlikę gana paprastą užduotį, galėsite gauti labai informatyvią lyginamąją diagramą. Nedvejodami atlikite šią užduotį kelis kartus savo profesinio mokymosi metu. Tai padės jums pagerinti minkštuosius įgūdžius. Nesužinosite, ko iš jūsų tikisi mokytojai ir įmonės atstovai. Mokymo programos pabaigoje, atlikę palyginimą, pokalbio dėl darbo metu galėsite pabrėžti savo stipriąsias pusės ir parodyti, kad žinote, kaip ugdysite savo tobulintinas pusės. Rekomenduojame pasiruošti dokumentą su savo lyginamąja diagrama, kad sustiprintumėte savo poziciją pokalbio dėl darbo metu. Mes sukūrėme šabloną, kurį lengva užpildyti. Siekdami parodyti susidomėjimą šiuo įrankiu, pateikėme nedidelę statistinę analizę, ką apie šio įrankio naudojimą darbo pokalbio metu mano įsidarbinimo vizos naudotojai. Pirmiausia teiginiui, aš žinau, kad pokalbio darbo metu man naudinga pristatyti savo įsidarbinimo vizą, pritarė net 89% mokinių. Kalbant apie įmonių atstovus ir mokytojų nuomonę, teiginiui jaunuolis turintis įsidarbinimo portfelį turės papildomą pranašumą pokalbyje dėl darbo. Pritarė 95% įmonės atstovų ir 91% mokytojų. O dabar paklausykite Morland Velzo technikos instituto mokinio Alano liudijimo. Bonjour, je m'appelle Alan Genot, je suis élève à l'Institut technique de Morlanway dans l'option chimie et aujourd'hui je vais vous parler du visa pour l'emploi. Eh bien, le visa pour l'emploi est un projet dans lequel on va travailler 13 soft skills. Ce sont des compétences à apprendre et à maîtriser à l'école, ainsi que dans le monde du travail, afin de prendre conscience de mes forces et de mes faiblesses et d'ainsi les améliorer. En effet, pendant mon parcours scolaire, je vais pouvoir m'auto-évaluer. Les professeurs ainsi que maîtres de stage évaluent également ces 13 compétences comme l'assiduité, la relation avec autrui, la communication ou encore à la maîtrise des émotions. Grâce à tout ça, je pense être mieux préparé à d'éventuels entretiens d'embauche, à avoir un meilleur contact avec mes futurs collègues et surtout avec mon employeur. Peržiūrėję šią mokymosi pamoką, galite sukurti savo vertinimo dokumentą, naudodamiesi įsidarbinimo portfelio komandos parengtomis 1 ir 3 moduliuose esančiomis žingsnis po žingsnio mokymosi veiklomis. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.